Sveiki, Evaldai, malonu. Labas, Matai. Tai šiandien turime detalę, kurią ketiname paruošti dažymui ir nudažyti. Tikrai taip. Tai prieš tai turime turėti keletą defektų, nes po kol kas durelės atrodo gan padoriai. Rodau, kaip darom defektus. Vienas iš jų. Turime du. Vieną duobutę, vieną pažeidimą gilesnį. Ir dar vieną didelį. Opa, turim. Nu gerai, dar tokį lengvesnį brėžimą šalia. Kas toliau? Kaip pradedam procesą? Kas sekantis etapas? Elementariai pasišiaušti, špakliuoti ir išlyginti tos defektus. Tas duobes. Tai koks pirmas įrankis ar produktas? Pirmas įrankis yra mašinėlė. Užsidėję esam 240 grubumo popierių. Bandom išveisti mūsų pažeidimus. Turim išveisti pilnai pažeidimus, kad jų neliktų. Taip, tai sulyginam aštresias briaunas, kiek suprantu, kad špaklius pasidengtų tolygiai ir nebūtų atsišerpetavimų pačių dažų. Ir be to, kad špaklius sukibtų, turi būti pašiauštas tas paviršius. Taip, ir plus šiaušimės, aišku, iš toliau, kadangi tepsime ne tik tais pačias duobutes, bet tepsim iš toliau, kad išlygintume paviršių. Taip, bet tai jau yra 240 grubumo popierius, yra prieš patį špakliavimo galutinis popierius, ne? Vienas iš geriausių jo. Taip. Tvarkoj, tai dabar, kiek suprantu, nusiriebalinsim. Nusiriebalinam. Dėl ko reikia nusiriebalinti? Dėl to, kad būtų geresnis sukibimas su paviršium. Tai reiškia, nusivalom ne tik dulkes, bet ir visus riebalus, kurie galėjo likti nuo rankų. Tai pradedant dirbti su cheminė medžiagom, rekomenduojam užsidėti apsauginės priemonės, pirštinaitės, taip pat rašite mūsų parduotuvėje Svidis LT. Jaučiuos kaip namie, jau čia, jau mūsų sakau viską, supranti. Tapkių reikia. Tai kas čia tas raudonas dalykėlis? Raudonas yra kietiklis. Kietiklis skirtas tam, kad špaklius sukietėtų be abejo. Ir kiek, Matai, tu įsivaizduoji, reikia dėti kietiklio, kiek procentų? Jo, aš toks visada, kai darau, iš akies šaunu, tai vat per tą vat ilgį, tą tutelę taip ir kalu, toks akies, bet procentaliai, tai gal 10? Ne, 10 būtų per daug. Nuo 2 iki 3 procentų reikia dėti. Nuo 2 iki 3? Jo, bet taisyklingo tokio, kiek uždėti, nu nėra. Nėra matavimo kažkokio būdo. Matuot galim ant svarstyklių dėti ir matuoti, ne? Bet dažniausiai mes tam neturim laiko arba galimybių, tai tiesiog dedam, paprastam žmogui, ne, kiek yra, nu tai 3 procentai dedam ir tiek. Nu tai žodžiu, paprastam žmogui paaiškinti, tiek, kiek uždėjot, vat, panašiai ir uždėti per ilgį, ne? Bet jeigu būtų 2 kart daugiau špakliaus, tai 2 kart ilgiau. Galima dažniausiai naudoja X formos dėjimą. Tokį X formos ir tiek turėtų užtiek. Bet sakau, mes dažytojai, špakliuotojai tiesiog žinom, kiek jo dėti. Jo. O nuo to priklauso nuo kietiklio kiekio ar špaklius sukris? Vienas iš svarbių dalykų, per daug kietiklio glaiste, kadangi kietiklis turi savyje peroksido, tai jeigu jo per daug būtų, per laiką gali peroksidas išlysti ir tą vietą gali špakliuotą pabalti, netgi pašviesėti arba pakeisti spalvą. Tai svarbu yra nepadauginti ir nepamažinti. Žinau, kad didelė žmonių dalis daro klaidą, kad žiemą deda jo daugiau, manydami, kad greičiau išdžius. Tikrai ne, 2-3 procentai žiemą arba vasarą. Nemaišykit, daugiau nedėkit, nes tik prisidarysit savo bėdų kažkokių. Taip. Glaisto negalima, sakai, tepti iškart iki galutinio. Ne. Tai leisti jam sukietėti dabar reikia? Jo, palaukiam, kol sukietės, tepsime dar kartelį. Antras kartas bus dar, kartosim 2-3 kartus, kol užtepsim pilnai nelygumus. Tai daro įtaką vėlesniam glaisto sukritimui tam? Jeigu iš karto, pavyzdžiui, aš užtepsiu tobulai, lauksiu, kol išdžiūs ir prieisiu jį išveisti ir gruntuoti, tai kas nuo to pasikeičia, kad per keletą kartų tą glaistą Vienas iš dalykų, kad tu pritepsi labai daug, pasidarysi tokį kalniuką, ne? Bešveisdamas jį, bandydamas sulyginti, tu apšveisi aplinkui, išveisi jau duobę, ne? Tai reiškia,
po mažai tepant mes lygiau galime įtepti. Vienas dalykas. Antras dalykas, storai užtepus, be abejo, viršus apdžiūs, apačia nespės apdžiūti, ne, tai po kurio laiko viskas sės. Tai šitoj vietoj patartina yra tepti keliais etapais, įtepant pradžioj galbūt duobutes, o toliau pertepant toliau. Ir kaip dabar tau tas naujasis BCR glaistas, kaip tau tepėsi normaliai, įsimaišė patogiai? Viskas tvarkoj, tai yra universalus špaklius. Kvapas panašus. Kvapas kaip visi špakliai. Glaistai. Jo, visi glaistai, o tepasi, matote, labai lygiai, vienodai, nepalieka jokių akučių vadinamų. Todėl paprasta dirbti. Nu ir kaip gavosi tas naujas BCR'as, matau puikiai. Pasitepė, kreminė, konsistencinė labai gera. Man tai sviestą primena. Porų nesimato. Spalva tokia sviestinė apetitą kelia. Ir dabar, kol 25 minutės jisai džiūna, reikia gal kažką užkasti. Kaip tik ir pietų. Jo. Prašom pietų išėti. Tai va, 25 minutės paliekame džiūti ir prieisime antrų sluoksnių ir tęsime darbus jau netrukus. Antras kartas tepamas šiek tiek plačiau, kadangi reikia užtepti visus nelygumus. O kaip tu jauti tą spaudimą? Taip iš jausmo, šiek tiek atleidė, šiek tiek spaudė, ne? Čia iš tikrųjų sunku jo paaiškinti, kadangi tai jau čia kaip... Žiūrovams tikrai yra sunku paaiškinti pačią to rankų darbo procesą. Esmė glaisto palikti ant paviršiaus, bet ne per daug. Ir ne per daug spausti, kad ne per daug jo nuvalyti. Bet į kraštus jau šiek tiek labiau spaudžiam. Kaip pirmas pratepimas? Geras? Tu tepka, po to aš pasakysiu. Gerai. Viskas, perduoda stafetę. Nu, sakyk tiesiai šviesiai, kas čia dabar. Pridariau duobių, ne, va tokių neturėtų būti. Viskas gerai, viskas gerai padarė, tik tai tu į vieną pusę skanai, aš pakliuotę laikyčiau daugiau šitai. Ir visą laiką pataisai nusiemi visą špaknį glaistą nuo, kad tvarkingiau būtų, kur reikia va pataisom. Kas kart nusivalai, atsiprašau. Aš čia baigiamajam. Tai ką, buvo 3 potepiai. Laukiam kol išdžius. Laukiam, o jeigu turite džiovinimo kamerą ar infraredo lempą, galima džiovinti. Pagreitinsim laiką jau iki minutės turbūt, ar gal iki 3, bet dabar lauksim 25 minutės mažiausiai. Taigi 180 grubumo šveitimo popierius. Taip. Ok, pradėkime nuo to, kad senais laikais purkšdavom balionėlį juodą, kad matytume paviršių, bešveisdami, kaip teisingai jį nušveisti. Nuo šiol mes turime pudrą. Jo, smulkinas grafitas, ne? Tai reiškia, mes užsidedam, užsitepam tam, kad matytume, ką nušveičiam ir kaip nušveičiam. Įsijungi. Pakluso. Šveitimas yra vėl. Matote, šveičiam ir matom, ko nenušveitėm, ne? Matom lygiai taip pat ir duobės, duobutės kažkokias matom, ne? Ir šveičiam tol, kol stengiamės neišeiti už ribų. Labai teisingai šveitai įvairiam kryptim, atkartodamas paviršių. Tarp kitko, matai, pasakyk, kaip šveitėsi, ar jaučiasi kažkoks sunkumas. Sunkumas tai jaučiasi, nes tai yra glaistas, ant kurio dirbu grubių popierių, tai normalu, kad pirmas etapas sunkesnis toks. Nu, sakyčiau, eina, ant rankykės nenori. Padirbėti rankom reikia, tikrai. tą patį vėl procesą su pudra, tam, kad vėl matytume, ką mes nušvyčiam, kaip nušvyčiam. Ir smulkinam popierių. Ir smulkinam popierių, kaip sakau, 100 žingsnių neperinant, tai šiuo atveju su
240. Turi galvoj neperlipti daugiau kaip 100 Ja, jeigu abrazyvo. 180 ir jau su 400 kokio aš Tai jau per didelis žingsnis. Va, šveisdami nebematom jokių jau mūsų Pudros likučių. jo. Aš seniau niekada nenaudodavau tos pudros, bet dabar pamačiau, ant kiek tai palengvina. Tu matai savo darbą. Taip. Tau palengvina, jeigu tau yra kažkoks, žinai, ką reikės tau pertikti. Taip. Ne? Tai vieta. Ir tada atsiranda nuoseklumas šveitimo, nes būna, kad užsigalvoji ir pradedi mėtytis. Vienam krašte daugiau pašveitai, kitame mažiau ir sunku Visą laiką pajausti. tikrini su ranka ir Jo. turi pajausti tą paviršių, ne? Ta Kur reikia rankų daugiau darbas. pašveisti, kur reikia mažiau pašveisti. Tai vis tiek, pirmi šveitimo etapai rankom. Kaip bebūtų, rankom. Jeigu norim kokybę. Mobiliom rankom. Sekantis etapas. Papudrint smegenis. Ir 320. Užsidedam ir turim panaikinti ne tik tai čia, bet visus ir aplinkui esančius vadinamus. Giliuosius įbrėžimus, taip, sulyginti. Tai čia 320. Taip. Ir aš iš karto šveičiu, plotą stengiuosi tokį, kokį gruntuos. Sekantis dalykas, ką visą laiką darom, tai aišku apsipučiam, apsižiūrim, ar neliko jokių mūsų šveitimo, jokių žymių. Jo, o ką va, tas va, kiaulės vodegytės, tu gruntas užpildys, ne? Jo, šiaip tais galėtume dar praeiti, žiūriu, kad jų neliktų. Tai mes turėjom 180, 240 Ir pabaigiam. ir 320 šveitimo žingsnį. Nusiriebalinti. Riebalinti. Nors šitų riebalų ir nėra, bet tai tiesiog tas dulkes geriau išvalo ir atsiveria. Kabinam ir galim gruntuoti. Gruntuojam. Kodėl gruntas juodas? Aš įprastai matau jį šviesų. Yra 3 spalvų. Juodas, baltas, dažniausiai būna pilkas. Spalvas reikalingos tam, kad pagal dažymo spalvą, ne? Jeigu mes turime tamsią spalvą, visą laiką naudosime po apačią tamsų gruntą, turėsim baltą mašiną, naudosim baltą gruntą, tam, kad būtų geresnis dengiamumas dažymo. Reiškia, dažydami baltą mašiną ant juodo grunto, mes turėsime dvigubai daugiau uždėti dažą, tam, kad padengti tą juodumą. Dėl to visi mes darom. Geriau spalvą atitinkamą ir pasirinkti pagal automobilio spalvą. Dėl to BCR ir siūlo mums juodą, baltą gruntus. Tas pats, jeigu ir jo tams automobilį įbrieš iki grunto, tai netaip ir išryškės įbrėžimas. Dedamės 400. 400. Tai ką daėjome iki 400, tada tęsės toliau, bet tik jau su gruntu. Ja, dabar išleisim gruntą, išsilyginam viską, apšveičiam. Toliau imsim dėl mašinėlę, dabar eisim su 500 ir eisim dažyti. Na. Paprasta. Visą blyną? Kadangi mums svarbiausia yra ta vieta, kuri buvo špakliuota, ją išlyginti, ne? Aplinkui mes... Ne, bet jeigu visas dureles dažom, tai viską reikia šveisti? Ne, tai šveisim toliau viską su mašinėlė. Mums svarbiausia yra tik ta vieta, kur yra špakliuota, už jos toliau šiek tiek. Supratau. Kad lyginti, kad tai būtų lygiai. Šitą vietą jau taip ar taip yra lygiai. Mes tik tai su mašinėlė nuimsim tą vadinamą ruplėtumą ir turim viską. Va čia dar gali dašveisti kažkur. Ne, taip netrikiam, taip pridarysiu. Taip? Šveist taip. Aha. O tai va, iš šono tai. Ai, biškis skersai. Ja, skersai. Prašau. Jo, taip netgi ir lengviau ir norisi. O čia taip galiu. Jo. Bet irgi taip, matai, plokštumą neprisitaikė, jo. Taip turi.
Dėl to kiekvienam, kaip ir kalbėjom prieš tai, plokštumą turim tokį išgaubtumą, mes turime Išgaubtą ir tą, mes galime lygiai taip pat paimti ir pasikeisti. ir prisitaikai prie paviršiaus. Ir tada mes galime užsidedam. Ir pabandyk dabar čia. Aha, daug lengviau prisitaiko. Lygiai taip pat, ir šitoj vietoj pagal tą išlenkimą tenais geriau šveisti yra kitokią kalažą. Kaip mano kryptis gera, biški taip skersai, biški duobė. Kaip šveisti, svarbu, kad... Nes taip galiu prisidaryti duobę, ne? Gali tai, čia šitoj vietoj mes kadangi turim, išgaubtą, tai mes galim jį tai. Šveisti. Viskas teoriškai viskas baigta, galim Mašinėlė. su mašinėlė Ir popierius koks? 500. 500, bet čia užsigar anksčiau. Nuimta. Nuimam. Ne, tai pirmas su kieta daug. O kas kart, priejus prie švietimo etapo, tu asmeniškai naudoji jau panaudotą popierių ar jėmi vis naujo? Kaip kada? Parodysiu, kurį imu naują, kurį imu seną. Nes, aš irgi galiu, ką žinau, tai kartais tas 400 popierius pasidėvėjęs gali būti ir 500 ir kartais taip ir sužaidi, jeigu reikia smulkesnio popieriaus. Arba vieną į kitą patrynus gali susismulkinti. Esmė, jeigu tu jį mažai panaudojas, be abejo, taupom, dedam, vėliau naudojam. Aišku, daug kas tiesiog dirbantys servisai išmeta juos, nes... Valdiška. Valdiška. O tie, kas valandas dirba, tai be abejo taupo, nes tai pinigą kainuoja. Taip. Kadangi čia yra lakas, o ne gruntas, aš gruntą susišvyčiau su 500, imu šitą Trisemo 600 ir dabaigsiu ne tiek čia, bet tuo pačiu praeisiu ir dar čionais. Visą. Kadangi jis minkštų kampų, aš galiu ir kampus apeiti su juo lengvai neprašveičiant ir pasišiaušiu visą detalę prieš dažymą. Ir kiek pasišiaušiu prieš savo. Tik pačiauštė, ne? Ta pusė ateina, ne? Tenkis plokštumą, ne kantų. Kantų prikontrolį. Perėjau visą likusią detalę. Taip, iš tikrųjų, kaip su buldozeriu reikia sugaudyti. Pirma tas dulkės, iš pradžio jos sugaudai, poliravim irgi panašiai. Po to apsivertėm švarios pusės. Ir gali jau braukyti biškį drąsiau. Bet žodžiu, nusiriebalinti čia jau reikėtų atidžiai, ne? Nes jau einam link dažymo. Ir ko arčiau dažymo, to prestižiškiau darom viską, ne? Smulkėja popieriai, mažėja dulkės. Jaudulys turi nukristi, ne? Arba padidėti kaip tik. Ir jau čia net reikėtų vėl tą šluostę jau. Visą laiką imam naują. Nerizikuojam. Esmė yra, kuo gražiau pasiruošim, kuo labiau nusirievalinsim, kuo labiau įsiputinėsim, tuo mažiau turėsim dulkių dažant, tuo galutiniam rezultatui turėsim lygų gražų paviršų. Jūs bandat užuodį jį? Jisai nėra, kad labai garuotų, kaip koks nuriebalint. Jisai toks ant drąsos eitų prieš šokius.
Ne, negerkit, nenaudokit tokių dalykų ir jaunimas neuostykit benzino. Pasiruošimas daugiau nei pusė darbo, ką? Tas nudažyti yra čik ir viskas. O jeigu prastai pasiruoši, Prastai nusidažys. nu, Kokius dažus darysim? tai tikriausiai tamsia spalva, nes buvo juodas gruntas, ane? Na ir tavo čia vat įrodo, ką, kiek pilti? Dabar rodo Blue 120? Stando Blue 120 pigmentas. A, čia tą rodo. Mix 120 pigmentas. O kiek pilti rodo? Paspausiu OK, atsiras man skaičiukai. Aha. Skaičiukai. Ir aš nebegaliu prapilti. Turiu supilti idealiai. Jo, Iki bet, nulį. bet tau kompas viską pasako, ne? Tu jau iš akies nieko daug nedarai. Tai paskutiniai potėpiai nuriebalinimo. Ir čia einam su vaško tokia servetėlė, nuimti paskutinius dulkes, šiukšlės, visokias šiukšlytės, likusias nuo servetėlės. Jisai sugeria. Ok, dar toks techninis klausimas. Esu matęs, kad daugelis iš pradžių pradeda kantas, tada centrą. O tu centrą ir tada pabaigoji per kraštus. Ar yra skirtumo? Yra skirtumas. Vandeniniai dažai viskas turi darytis į šlapią vietą, ne? Negalim pūsti iš kraštų ir ant sauso barstyti Dulkes. dulkes, tam, kad jos gali ir pakeisti spalvą ir viską. Dėl to mes dedam pirmą Pagrindinį, dalį, o tada iš šono ir viskas, kas krenta, krenta į šlapę ir sukrenta gražiai, susilygina. Dėl to mes pirmą dedam šlapiai ir tada tik pataisim viską. Nu, geras paaiškinimas, teisingai. Lakuosim su BCR 321 laku. Standartinis lakas, nieko sunkaus, užnešimas 2 sluoksniais, tarp sluoksnių išlaukimas nuo 5 iki 10 minučių, džiavimas prie 60 laipsnių 30 minučių. 2 prie 1. Paprastas. Svarbiausia laką yra gerai įsimaišyti. Labai daug kas daro klaidą, susipila laką ir kitiklį, biškai pakrato, papurto ir eina lakuoti. O esu matęs, kad ten prožektoriuką tokį prisitvirtina, jisai kažkiek padeda matyti. Žinau, Ar čia toks aš nenoriu sakyti negražiai. video? Video, būtent. Kuriam tau galam reikia ką matyti kameroj, kur yra šviesa tamsumoj, galbūt, aš nežinau. Neturiu jokio komentaro, kad po to, žinai, sakyti. Jo, ir ką tu pataisysi, pamatęs, kad patiokas bėga. Negrįši atgal, jau viskas, kas yra, taip yra. Manyčiau, kad jisai duoda atspindį, mane jisai gal dar netgi trikdytų tą švieselį, nes tavo atspindys ir tu nebematai, kas daras. Bet vėl, sakau, reikėtų, žmonės naudoja, reiškia, kažkam jisai tinka. Jo. Pabandyk, prašau, antrą. Pučiam 2 atmosferos, laikai tokiu ir eini. Tiesiog tik užeik. Nusuko. Jo, nenusuko, o užeik taip. Užeik, aha. Išeik, ta prasme, nuo detalės. Ok. Ir einu. Aš tą pakoreguosiu, gerai? Gerai. Tačiau. Dabar duok, aš pataisysiu. O dabar reikėtų kartuoti, ne? Čia paskubėjau per greitį, na jau nesulėjau. Biškai per greitai. Jo, nežiūrėjau paviršių.
Va taip, ponios ir ponai, ir atsiranda apelsino žievelė, kurią aš čia ką tik padariau. Žodžiu, biški per sausai. Jeigu pavarai ir atsiranda apelsinas, ne? Taip. Apelsino žievelę arba struktūrą mes galim, žinodami produktą, savo pulverizatorių atstumą. Iš toliau gausis mažesnė kerza vadinama. Taip. Iš arčiau, atrodo, mes supilsim labiau, bet mes padarysim ir didesnę tą apelsino žievelę. Dabar va tą apelsino žievelę kažkiek įmanoma dar pučiant ištaisyti, ar jinai jau dengsis? Aš manau, kad čia viskas labai yra gerai. Šitą apelsino žievelę matosi čionais, jinai dar biškutėlį džiūvus pasitems. Bet teoriškai, ką matom, mes tą ir turėsim. Tai visą laiką kerza turi būti, vadinama, ne, ta apelsino žievelė. Neina sulieti tobulą stiklą. Eina, be abejo, eina, visą laiką eina, bet... Čia gražiau atrodo, negu čia, ne? Kadangi čia buvo gruntuota, ne? Bet sakau, tai matosi čia, šitoj kameroj. Aha. Mes išvažiuosim iš čia. O, gražiai gavosi. Aišku, čia prieš tai buvo darytas kažkoks defektas durelių, mes čia net nešvytėm, nešpakliavom, čia jau kiti eksperimentai buvo atliekami. Mūsų buvo zona va čia, va, pagrindinė. Nu, gražiai. Neliko jokio... Perėjimo, jokio šveitimo žymių nesimato, atrodo... Blizgus lakas. Lakas blizgus. Evaldas pūtė, nors ir išardė lėtai, jokių patiokų nesusidarė. Lakas blizgus. Iščiūs bus labai kietas ir... Užtvirtinam laką vis dėlto. Kaip vertini laką? Dirbt. Dirbt galim. Super, jo. Laikam, kol išdžiūs. Nu ką čia gavom? Neblogai. Žiūrėk, tas tavo lakas susidarbavo, visai gerai sukrito. Bet tikrai, kaip sakei, įsitempė pats tas faktūra, kerza. Ir plus kitas apšvietimas. Kameroje mes viską matom. Prieš šitokio apšvietimo, ypatingai lauke, viskas labai gražiai. Dėl to ir sakau, kerza, struktūra, orange peelas šitas visas, jis turi būti. Nėra jo, koksai mes jį patys galim koreguoti. Šiuo atveju mums atrodo jis tikrai labai gerai. Ir ant juodos spalvos, ir ant... Tai dar kartą dėkui mūsų kolegai Evaldui ir mūsų kertinių svečiui Matui. Malonu. Ačiū. Tai kaip technologas, kaip vertini darbą pats? Kadangi pats dariau, negaliu savęs kritikuoti. Ne, šiaip viskas tvarkoja. Patys matote, lakas blizga, duobės, svarbiausia, defektai mūsų dingo. Taip. Jos užpakliavom, užgruntavom, ko ir siekiam, viskas atrodo gerai, gražiai. Tai vat kiek kainuotų vat rinkoj tokių durelių perdažymas? Ką mes šiandien padarėm? Kiek uždirbom? Čia jau slidi tema jau. Nepaslysk. Žiūrėk po kojom. Okay, Kaunas, ne? Kauno standartais įmonė. 200? Nuo 150 ir kylam iki 250. Priklausytų nuo 200 kažkur, ne? Kaip manai eurais, kiek čia sulėjom? O, čia sunku paskaičiuoti dabar tas išėgas. Preliminariai. 20-30 eurų? 20-30, su šveitimo popieriukais tikriausiai. Jo. Su visokiais nariebalinimis. Taip. Ja, bet šiaip tai... Tokia, labai patiko, ačiū už pamokėlės ir patarimus, o jūs žiūrovai, jeigu patiko turinys, spaudžiam laiką, komentuojam ir palaikom amatą Lietuvoje ir pafollowanat Svidis bei Color Master socialinius tinklus, Instagrame bei Facebook'e jau čia, ne? Turit Facebook puslapį. Susimatysime... Jūs tokie senamadžiai, biškai dar Facebook'e sėdite, ne? Susimatysime BCR Professional linijos pristatymę ir testavimą. Taip. Iki. Ačiū, kad žiūrėjot. Kepurę galiu pasiūlyti?